Tai sveikinu su pergale ir kokios mintis po rungtynių? Nieko, geros mintis, laimėjom varžybas, bet serija tęsiasi, tai iš varžybų į varžybas reikia gerinti savo žaidimą ir varyti toliau. Kaip manot, labai skirtinga pradžia rungtynių praėjusių ir šių. Kaip manot, kodėl jums pasisekė taip sėkmingai startuoti pirmam kėliniui? Nežinau, šiek tiek pakalbėjom su vyrukais Rūbiniai, pasidarėm vakar treniruotę, tai išanalizavom savo klaidas, žiūrėjom kažkiek tai video, ką darėm ne taip, tai šitas varžybas nusiteikimas buvo visai koks kitoks, tai išėjom visiškai pasiruošę. Net 3 įvarčiai šiandien buvo pelnyti žaidžiant mažumoje. Ar taip kažkaip treneris akcentavo, kad bandyti kažkaip užklupti varžovus? Ne, taip gavosi, tiesiog išėjo keletą žaidėjų, matė, kad progą galima eiti ir mušti įvartį, tai tą ir padarė. Ir dabar serija kelsis Elektrėnus, ar manot, kad elektrėniškių namų aikštelės apsauga kažkaip jums gali pakenkti, ar jų namiškių palaikymas? Na, nemanau, kad kažkiek tai gali pakenkti, nes ten ir sezono metu laimėjom varžybas, tai gan gerai sekėsi mums ten žaisti, tai nemanau, vis tiek čia yra play-offai, abi komandos kaunasi iki paskutinių minučių, tai kausimės ir mes iki paskutinių minučių ir ten. Ačiū. Viso gero. Dėkui. Treneri, koks jūsų komentaras po rungtynių? Turbūt visai kitokios rungtynės iš mūsų pusės, buvom turbūt nepasiruošę nuo pirmų minučių, tai turbūt komanda blogai nuteikiau ar kaip, tai tikrai pačią pradžią turbūt sužaidėm ne taip kaip reikia ir toliau pasiekojo toks rezultatas. 3 įvarčius varžovai pelnė jums žaidžiant daugumoje. Kur manot buvo daromos didžiausios klaidos žaidžiant daugumoje? Neklausimas trenerio, nes turbūt šita komanda daugiausiai įvarčių mušusi yra mažumoje, turbūt lygoj, kiek žinau, tai neįvertinam šito turbūt. Ir pagrindiniai žaidėjai, bent pirmasis 5 žaidė nemažai varžybų laiko ir turėjo trumpas pauzelės pailsėti. Ar mano tai nenuvargins žaidėjų? Kaunas irgi žaidė 3-5 ir mes 3,5, tai turim atlaikyti. Ir dabar serija keliasi į Elektrėnus, kur ir nugalėjote Kauną paskutinėse rungtynėse. Ar manot, kad namų aikštelės pranašumas jums padės ir susirinkę žiūrovai? Tai, kaip sakoma, namų aikštelė visada padeda sienos, tai žiūrėsim, kaip seksis. Kaunui irgi vieną kartą padėjo, vieną kartą ne, tai žiūrėsim, kaip bus Elektrėnus. Sėkmės. Dėkui.